Šios dienos mūsų highlightai Bankoke yra kinų kvartalas, amuletų turgus ir pasiplaukiojimas upe. Ryte atsikėlėm, papusryčiavom, pusryčiai buvo nekokie, bet negali kosmoso tikėtis sumokėjus 30 eurų už nakvynę. Tomas padirbo. Persikėlėme į kitą viešbutį geresnį ir plaukėme upe. Upė yra patvinus šiuo metu, beje, ar vis dar yra, pakomentuokite, labai smalsu, nes kelias dienas praeitą savaitę jį tvino. Kaip patvinus upė, wow, aš dar taip nesu mačius iš tikrųjų. O žinai, kad iš šitų žolių pina krepšius. Su orais Tailande labai sudėtinga nuspėti, ko tikėtis, lietus seniai turėjo būti nustojęs lyti, bet vis dar lijo. O mes sulaukėme savo laivo, už stotelę sumokėjom 40 batų, galima išsipirkti visos dienos bilietą ir įlipti, išlipti bet kurioje stotelėje ir keliavome į amuletų turgų. Vietiniai atvyksta čia iš viso Tailando ir valandų į valandas renkasi savo amuletą, kurie yra čia pat ir gamina. Tarp amuletų rasite ir kažką už. Alkani Tailande niekada neliksi. Žiūrint, ką nori pritraukti, va, pavyzdžiui, leliuką. Gal nori sėkmę, merginą. Taip patvinusiam Bankoke dar nėra tekę aplankytis. Eidami labai nebrangiai pavalgėme studentų valgykloje. Parodau mūsų viešbutį, šį kartą apsistojome netoli Khao San gatvės. Kaskart stengiamės apsistoti vis naujame viešbutį ir baseinas ant stogo. O vakare važiavome į kinų kvartalą. Būtina Bankoke paskirti vieną vakarą šios gatvės aplankymui, jei esate tikras gurmanas. Šios kelionės metu valgėme išties labai keistų dalykų. Padarysiu atskirą įrašą apie tai, bet vienas iš jų yra gyvos, kitaip sakant, šokančios krevetės. Nu ir? Gatvėje veikia ir būrimo salonas. Kiek mūsų čia yra? 6, dar to nebuvo. Patys nesupratom, kaip šešiesi sutilpom į tuktuką, kuriuo atvažiavome į Khao San gatvę. Na, čia gastronominė patirtis tęsiasi, matote krokodilą. Taip pat čia vieta patiks mėgstantiems naktinį gyvenimą. Dar viena vieta, kurią pamatyti Bankoke būtina. Šitoje gatvėje rasite legalių ir ne visai dalykų. Bet vaizdų gali būti, kad nepamiršite visą savo gyvenimą. Toks Tailandas jau yra visoks. Bankokas išties labai kontrastingas miestas. Na, mūsų diena čia ir baigėsi, sekite mus ir spauskite like, jeigu patiko.